Štai buvo žodis pertvarka taip pat naudotas. Atėjom į galų gale į galimą aukštojo mokslo pertvarką. 20 metų mes jau darom pertvarką. Buvo paskelbta programa. O toje ta pertvarka atėjo, sakysim, tada. Tai prieš tai buvo dar 20 metų. Aš irgi buvau ir studentas, ir dėstytojas. Ir mačiau sistemą ir situaciją. Ir karčiai, sarkastiškai, ar kai kada pajuokaudavom su kolegomis, jaunesni kolegomis. Kaip atrodo ta sistema ir kam ji yra? Ar ji yra profesoriams, ar ji yra studentams? Studentas buvo kalinys. Jisai, jeigu įstojo, tai jisai pasirinkimų neturi ir pasirinkimas mažas ir taip toliau. Aš manau, kad mums rūpi daugiau dalykų ir kitaip rūpi, negu mes kalbam. Taip kaip su ta Gedimino sąžine. Kas iš tiesų rūpi? Ar rūpi studijų kokybė? Ar studijų kaina? Iš ko jas apmokėti? Aš matau labai daug darbo įdėta, ieškant, kaip apmokėti studijas. Bet beveik praslysta klausimas apie studijų kokybę. Kas atsakė, kodėl išvyksta? Vakaruose atsako, iš vakarų šalių išvyksta į Ameriką. Ir tyria ir atsako, todėl kad bloga atmosfera vakarų šalyse jaunam, talentingam žmogui ir mokslininkui bloga atmosfera, o Amerikoje geresnė, ten jo laukia, ten tu tik pasirodyk ir tave kelia, miegas kelia kažkokios, o čia tave gesina, kad tu susmertum kaip tas pyragėlis. Žmogaus kokybė visur yra pagrindinis dalykas, ne studijų kokybė, ar kokia nors mokslo kokybė. Tokia yra žmogaus kokybė, kuris tą daro ir tą duoda. Kaip jau sakiau, jeigu mokslo kokybė vertinama pagal citatų, aš ne mokslininkas turbūt, aš skambinu fortepijonu. Bet jeigu aš skambinčiau cituodamas, štai šitą gabalą ten skambino labai efektingai, o tai, anas, aš darysiu taip kaip jis, aš pateikiu jo interpretaciją, o čia aš ano interpretaciją, o jungti aš savo sukombinuosiu ir bus mano mažytis įnašas į pasaulinę kultūrą. Tai gal komentarų nereikia. Aš turiu turėti savo koncepciją. Tada aš esu, kitaip aš esu niekas. Ir todėl mokslo kokybė, čia aš tokią ereziją pasakysiu, tai ne citatų kiekis, o įkvėpimas. Kiek moksle yra įkvėpimo. Ką nors reikia daryti. Nepadarysim, bet daryti reikia. Tai reformą reikia daryti. Šitą įstatymą priiminėti reikia. Neskandinkit, nemarinkit. Bet nemanykim, kad čia jau bus ir sprendimai. Sprendimai dar turi savo visai neatsakytą pusę klausimą.